Jo, rock'n'rollas, abudu, naujas albumas, Vietos pasaulyje. Čia bus mano pačios pirmos mintis, tik po pirmos perklausos. Manau, daugelis melomanų, muzikomanų, visokių manų man pasakytų, kad blemba Mykolai, taigi negalima iš vieno karto čia nieko spręst, kodėl tu dabar filmuoji, taigi tu nieko nepagavai, kas ten buvo ir taip, o jūs esat visiškai teisūs. Bet aš manau, kad visai fainas dalykas yra. Tik po pirmo karto viską sužiūrėt, pagalvot, pasisakyt, šviežią galvą, tu nežinai visiškai kas bus, nežinai kaip bus, nežinai kodėl bus ir panašiai. Tikrai nežinau, kaip tinkamai kritikuoti reikėtų tokį reikalą, nes kas aš toks, kad aš kritikuočiau, kas aš toks, kad aš viską žinočiau, ble. Aš norėčiau aptart galbūt highlightus, nes jų tikrai buvo labai daug. Tai pirmas gabalas, Nebelieka vietos. Pamenu, savo draugui Tomui siunčiau, kai abudu įsikėlė gal kelios savaitės prieš tą gabalą pas save kaip postą. Ir aš galvoju, kad jisai bus daug sunkesnis, tai kai aš po kelių minučių išgirdau šitą visą fragmentą, šiek tiek nustebau, bet nenustebau iš blogosios pusės. Aš manau, kad jisai yra labai vietoje, aš manau, kad visas šitas gabalas yra labai vietoje, aš manau, kad čia yra superinė pradžia įeiti visą šitą Vietos pasaulį reikalą, bet kas eina po to, tai yra kosmosas. Aš nežinau, ant kiek Domantą ar ant kiek abudu inspiravo Įvesas Tumoras. Aš tikrai netarsiu jo taisyklingai pavardės, aš nežinau, kaip vardas pavardė teisingai tarėsi. Ives Tumor, Įvesas Tumoras. Sulietuvinkim šitą vardą pavardę. Nežinau, kiek jie buvo įkvėpti jo kūrybos, nežinau, kiek buvo įkvėpti jo naujausio albumo, kurio pavadinimo aš net nesistengsiu pasakyti, nes ten yra visiškas žodžių vėžys. Bet, ta prasme, labai jaučiasi toksai tumoriškas, nežinau, jausmas, vaibas, nežinau, kaip pasakyti. Ir visas tas būtent boso tonas ir būgnai, jie labai priminė būtent iš to albumo visą tą skambesį. Ar sakau, kad jie kažką vagė, aš nesakau, kad jie kažką vagė. Aš manau, kad jeigu ir buvo, tai buvo inspiruoti to albumo ir aš manau, kad jie savam amplua, kaip abudu visą šitą gabalą pateikė, yra žiauriai kietai. Jo, žiauriai kietas perėjimas buvo būtent iš Jie nežino į Sulūžęs žmogus. Man labai patinka, aš kadangi mėgstu dainų klausyti ne atskirai, o albumuose, mėgstu albumų klausyti, o ne grojaraščių, gal labiau taip reikėtų pasakyti. Tai man labai patinka, kai viskas siejasi, kai viskas jungiasi ir būtent čia perėjimas iš Jie nežino į Sulūžęs žmogus, aš jo net nepajaučiau ir tik tai po kiek laiko supratau, kad man reikėtų pasitikrinti, ar čia yra skirtingi gabalai ir jie buvo skirtingi gabalai. Domanto balsas, ta prasme, visam šitam projekte duoda tiek daug masės. Man tiesiog malonu klausyti, ta prasme, man yra kosmosas, kad būtent dabar tokios lietuviškos muzikos galim klausyti, kur nereikia žiūrėti į užsienį, nereikia žiūrėti kažkur kitur, tiesiog tu gauni grinai gimtinės produktą, tokio stiprumo ir man čia yra didžiausia palaima ir didžiausias džiaugsmas, kad taip yra. Tie du gabalai, kukluma buvo tosai atsikvėpimo gabaliukas, apie jį aš nekalbėsiu, nes tiesiog nelabai turiu ką pasakyti, bet kitas gabalas, kuris man labai patiko, ir būtent buvo Blogas svečias su Free Finger Tomu. Jisai šiaip man galbūt nelabai patiko pradžiai, kaip jisai pildinasi, nes aš galvoju, kad čia bus tas pats kaip su gabalu Širdis plaka, jausmo nėra, kur aš prisimenu, kai jie paleido jį kaip singlą, aš vis
laukiau, kol jie į kažką bildins, bet tada tas gabalas taip labai gražiai nueina, jisai tiesiog yra toksai gražus, apvalus reikalas, kuris į nieką kažkaip tiksliai neina, bet per tą augimą ir koks jo yra visas ta struktūra, jis tiesiog toksai tave apima, apkabina, sako, žiūrėk, kaip čia gražu ir viskas panašiai. Tai aš galvoju, kad jis bus labai panašus, o būtent į blogą svečią, bet kai pradėjo eiti ten to gabalo kažkur, nežinau, vidurys, aš tikrai nepamenu, bet kai buvo ta nusiraminimo tokia akimirka ir tada aš galvoju, gerai, čia bus dabar du variantai, arba bus tiesiog labai gražus toksai lyriškesnis outro ir bus panaši tokia tematika, kaip Širdis plaka, jausmo nėra, arba kažkas užaugs į peleką ir aš labai nesitikėjau šito antro varianto, bet šitas antras variantas ir pasiteisino ir man žiauriai fainas tas, nežinau kaip pavadinti, Domanto balso motyvas, Domanto dainavimo motyvas. Kai jisai tas labai aukštas natas siekia, man rodos, kad ten Domantas dainavo, nelabai pamenu, va, čia ir yra problema, jaučiu, kad tik tai vieną kartą perklausiu, bet tas visas motyvas aukštų natų man žiauriai gražiai jungia tą build-upą ir ta prasme, tu tiesiog gauni tokią bombą dopamino po tokio labai ilgo tyzinimo per visą gabalą. Jo, ko gero einam po truputį į kitą, aš kaip suprantu, vėliau albumas kažkaip skyla į dvi dalis, ta prasme, čia mes pabaigėm pirmą dalį ties šito gabalo ir prasideda antra, nes yra interliudas su labai daug apatinių brūkšnių ir aš nežinau, ką tai reiškia, labiau priminė kaip kokį žaidimo, tokį, kaip krauna kokį nors meniu, tokį kažkokį garso takelį ir tada jis labai greit nusitraukia ir prasideda būtent Širdis plaka, jausmo nėra, toksai ramesnis gabalas, apie kurį jau šiek tiek anksčiau pakalbėjau. Ką dar galiu pridėti, kad tiesiog žiauriai gražiai tie styginiai pasirodo šitam kūriniui, nes mačiau, kad Domantas kažkur kėlė, kad įrašinėjo styginius gyvai garsą. Labai gražiai vat būtent ir pasirodo šitam gabale. Kiek pamenu, Prienai buvo grynai bosas, simfas, būgnai ir vokalas ir jeigu atmestumėm simfus, čia grynai man pasijautė kaip koks nors Royal Bloodų gabalas, nes ten yra tie du bičiukai, kurių vienas prie būgnų, kitas prie boso, bet tas bosas yra su oktaveriu ir ten labai pilnai skamba tie gabalai, nors jie tik dviese groja. Man labai tiesiog priminė tas Prieninis Royal Bloodus ir Royal Bloodus aš labai mėgstu, tai man čia buvo kieta. Ir paskutinis gabalas, Vietos pasauly. Nu, jo pradžia ir yra tokia, kad, pasikuriam, plojimai prasideda, taip toksai atrodo, prasideda kažkokia kelionė. Nežinau, aš pasirašiau, galiu grinai paskaityti, tai ką aš pasirašiau. Važiuojam, su tais plojimais, tai kaip su valtim plauktum palumpiškai. Paduotas tiesiog ritmas, kad davai chebra pataikykit, mes keliaujam, mes ieškom tos vietos pasauly. Ir jis aišku tenai biškelį vėl nurimsta, vėl pagalingėja, tai... Bet jau po to antro pagalingėjimo tie plojimai pradėjo po truputį fade outint, antramestinės dalies ir toksai man pasirodė, okei, tai gerai, mes dabar varėm į taktą visi, mes dabar visi plaukiam, ieškojam tos vietos pasauly. Ir va, dabar liekam vieni. Dabar mums niekas nebepaduos to ritmo ir dabar mes patys pradėsim ieškoti tos vietos pasauly. Domantas vis kartojo tos žodžius, aš nepamenu tiksliai kaip, bet kažkas manos ieškau pasauly vietos pasauly ieškau ar kažkas tokio. Atrodo, kad jo, mes tiesiog vieni irkluojam ir mes vieni pradedam ieškoti tos vietos pasauly. Ir galų gale tiesiog viskas labai nurimsta. Ir nežinau, galbūt reiškia, kad mes radom tą vietą pasaulyje, galbūt mes pagaliau laimingi, galbūt mes pagaliau harmoningi, galbūt čia mūsų nirvana, nežinau, čia jau šūdą pasakiau, bet albumas prasideda, kad nebelieka vietos, o dabar atrodo su paskutiniu galbūt būtų simboliška reikšmė, kad mes pagaliau surandam tą vietą ir pagaliau būnam harmonijai, kur tyliai grojam gitarą ir mums jau visis čiulba paukšteliai. Nežinau, galbūt ne, nežinau, bet jo, tiek aš turiu pasirašęs, aš manau, kad čia labai kietas reikalas. Aš džiaugiuosi, kad tai yra dabartinė lietuviška muzika, aš džiaugiuosi, kad jinai egzistuoja, aš džiaugiuosi, kad egzistuoja abudu ir aš džiaugiuosi, kad egzistuoja visi žmonės, kurie jam padeda dirbti. Galbūt tai nėra geriausias dalykas pasaulyje ar kažkoks kosmosiškiausias dalykas pasaulyje, bet čia yra labai fainas ir rimtas reikalas. Tai jo, mano Anthony Fantano rentas baigęs.
Abudu. Forever. Kurva.